Sveiki visi. Šiandien va iš tokio laukelio, oras nuostabus, nuotaika nuostabi, lauko didumas bele koks. Jeigu pažiūrėt, tai labai didelis laukas. Manau, kad čia kažką turėtumėm vis tiek pakelt. Nu, namų čia buvo, bet pavieniai namai, kaimų čia nebuvo. Ačiū labai Mariui, ūkininkui, kuris maloniai leido pasivaikščiot po jo valdas. Tai pažiūrėsim, ką mes čia šiandien gero pakelsim. Technika, van mato, dūzgia prieki, trašas, skystas pila ant lauko. O jeigu ką nors įdomaus pakelsim, tai pasidalinsim ir su jumis. Tai kol kas tiek, einam, ieškom, randam. Čia turim signalą nuo 3 iki kem 1. Toks labai silpnas signalas, greičiausiai yra gilokai, plius mažas objektas. 38. Nu, pažiūrėk. Ne, dar neiškasiu. Jaučias, kad giliai. Signalas visiškai silpnas. Dar neiškasiu. Na, pažiūrėm, kuris čia yra. O, čia aš jį jaučiu. To iškasiu ir jums tada parodysiu. Dar neiškasiu. O, va. Jau pasirodė. O čia bičiuliai yra va tokia arklieną. Nuo arklio pakinktų. Giliai buvo. Gerai ima detektorius. Įmam. 55-54 ir pas mus iškrito taip vadinama laukų blusa. Įmam. Čia Equinoxas rodo PM7-2. Čia kažkur tai signalą. Čia vizualiai nematau. Ai, va, matau. O čia vyručiai, ja, čia. Jo. Dar viena arklėna, bet štai įdomi tokia. Kaip rodiklės formos. Čia kaip širdelė. Ar širdelės formos gal. Nu, įdomi. Pirmą kartą tokia iškasiu. Įmam. Čia turim nuo 55 iki 59. Čia hebra kažkur. Tas mūsų objektas. Kasgi čia yra. Čia šveininis kažkoks daiktas, net nežinau, kas čia buvo. Kai kulka šveininė greičiausiai. Ja, greičiausiai medžioklinė kulka. Įmam. Čia turim signalą 94-92, toks įdomus signalas. Šokinėjantis labai. 90 dabar būdu. Čia kažkur. Ava, matau. Matau, ir čia yra apvalus. Čia hebritėje dinga. 1749 metai. Patrinta truputį, bet dar realias neblogai matosi ir čia dar užrašai matosi. Vienoj vietai patrinta daugiau. Įmam, einam, ieškom, randam. O čia vyručiai turim signalą nuo 8 iki 74. Kažkas tokia. Čia kažkas signalas tai toksai įdomus, daug žadantis. Žiūrėsim, kas čia. Išėjai. Ava.
čia vyručiai arkliena. Gražus dar ornamentas išlikęs. Jau tokie suradęs ne vieną ir ne dvi nuo arklio pakinktų. Matomai gal šitas nulūžo ir pametė. Gražus daiktas. Įmam. Čia turim ševrą tokį 3537. Silpnas tas signalas, man atrodo. Čia kažkur jaučiu aš, toks perkintis kažkur neaiškus. Čia kažkur. Va. O čia vyručiai. O, neblogas. O čia va turim tokį va kryželį. Dar ir žiedelis likė. Retai tokie papuola iš tikrųjų su žiedeliu. Čia tas gražiai išsilaikęs. Nematau, pažiūrėsiu, kas užrašyta. Ne, greičiausiai lotyniškai, ne lietuviškai. Gražus. Įmam, einam, ieškom, randam. Čia turim signalą nuo PM2 iki PM4. Dar neiškasiu iš jo. Atrodo jis. O kita žemė kokia. Duobė turėtų būti. Čia iškyviu, čia ne, aš dar neiškasiu. Panašiai. Čia kažkur šonė. Aš nepataikiau truputį. O jau iškasiu kažkur. Čia kažkas yra ir čia yra apvalus. Kas čia yra? Čia yra apvalus, bet sunkiai matosi. Man atrodo, čia sovietikas. Niekaip neįžiūriu iš tikrųjų. Bet plona tokia sovietinė panašu. Greičiausiai bus sovietinė. Jau nebesuprantu, kas čia apaugus labai kažkaip tai. Gal degus kokia. Įmam. Ką, draugai, buvo signalas 56 ir pas mus yra apvalus, aš dar jo neėmiau, plikas dar vis. Ai, čia yra sovietikas. Nu, dar gražus antspaudas likęs. Jo, 1940. 5 kapeikas. Įmam. Čia turim signalą KM2, KM3. Čia iškasiu. Žiūrėjau, ką šį kartą dėdė Chabaras mums atsiuntė. Aha, atsiuntė tą patį. Atsiuntė hebrytė tą patį, kokie šitą metai. 1957. Sovietikų diena. Įmam. Nu, čia turim signalą KM7, jis pačia viršų čia. Kas tai tikrai nereikės. Čia kažkur buvo. O čia irgi apvalus yra. Jeigu matot. Ja. Čia yra 3 kapeikas. 1946, dar viena sovietika. Įmam. O čia turim tokį signalą 83-84. O, žiūrėkit. Nespjaudėt iš kas iš tikrųjų. Ir čia yra, man atrodo, sidabriukas. 2 zlotai. Gaila, bet jie nesidabriniai. Tokie jau esu pakėlę. 1960. Įdomu, ką jis čia veikia. Ar ir tais laikais, 60-ais, lietuviai važiuodavo į Lenkiją prekių pirkti. Niekada negali žinoti, bet šiaip moneta graži.
Erelis gražus. Įimam. Čia signalas kem 7, kem 8, kem 6. Ir jis pačiam viršui. Kažkur turėtų būti. Ai, va. Kaip čia buvo, tai tikrai. O, va čia kažkur jaučiu. Ne, taip jau viršui, bet. Arba čia. Ne, čia ne šitas. Ai, va. Krapštu, neiškrapštu. O čia vyručiai. Dar vienas sovietikas. Kokie čia tie metai. Ir čia 40. 1940. Jo, čia sovietinis namas. 100%. Įimam. O čia turim paviršutinį kem 9, kem 8. Iš kažkur viršui. O čia apvalus kažkas, jau matau kas. Eilinis pėtakėlis. Kiek čia metai? 1961. Jo, turbūt tas namas sovietinis arba prieš karą atsirado. Karo metu nemanau, kad jis statė, bet monetus nuo 40 iki 61 atrodo tokios. Vėlesnių kol kas nebuvo. Įimam. Nu ką, bičiuliai, paikštinėjau aš po dalį to lauko, radau ten keletą pamestinukų. Ant to sovietinio namo tai tik sovietinės monetos ir šiukšlės, ten aliuminio lydinė daugiausiai, kurios gerai skamba, bet ne kažką iš jų. Gaila, kad šitas laukas ne visas, pasirodo, yra suskustas, o čia jau prasideda ražai, nu, nepikti tokie tie ražai. Reikės eiti šitą pusę. Yra tokių, matau, potencialių vietų, kur galimai buvo namai arba kažkokie tai statiniai. Tai pavaikščiosim čia, gal kažko senesnio užtiksim. tą namą aš pasižymėjau pas save žemėlapinį sovietinį. Kai nebus ką veikti ir nebus laukų arba nežinosi kur važiuoti, tai ten dar galima vaikščioti. Niekada nežinai, ką žmonės turėjo, ką paslėpė arba ką pametė. Nebūtinai kaip yra toks stereotipas, kad žmonės buvo bėdni sovietiniais laikais. Taip, gal jie ir buvo bėdni ir tokiai vietai turbūt turtingas žmogus, kurių taipogi buvo sovietiniais laikais, čia negyventų, bet niekada nežinai, ką žmogus turėjo palikimo arba ką buvo kažkur tai įsigijęs ir paslėpęs ir paskui dėl kažkokių tai priežasčių nebegalėjo pasiimti. Tai va, tokios vietos irgi iš tikrųjų yra perspektyvios, jas reikia patyrinėti, pavaikščioti ten, pasižiūrėti, kokie radiniai, kaip pavyzdys, jeigu yra daug monetų, kaip šiuo atveju tikrai nemažai tų monetų mėtosi, tai nebuvo turbūt žmonės patys bėdniausi ir niekada nežinai, kas po tą rytelę išpuls. Bet čia tokie mano pasamprotojimai, kiekvienas mes turim kažkokią tai savo taktiką susidėlioja, kaip mes ieškom tų potencialių vietų, jeigu jų nėra žemėlapį, pagal kelius, dar taip toliau ir panašiai. Bet jeigu užeinam tokią vietą, tai patartina yra ją patyrinėti atidžiau, kas ten yra, kas per radiniai. Tada galima jau aiškiau susidaryti nuomonę ir arba pratęsti jos tyrinėjimą, arba mest ir eiti ieškoti kitų potencialių vietų. Na tai ką, chebra, einam dabar į Ražus, pažiūrėsim, gal kažką senesnių laikų užčiuopsim. Einam, ieškom, randam. Nu ką, draugai, bičiuliai, tiek to šiandieninio kopo, po tuos Ražus aš dar pirmyn atgal čia pavaikščiau, kur tokias perspektyvesnės mano manimo vietos buvo, bet taip nieko ir aš senesnio neapčiupau, išskyrus šiukšlyčių visokių. O šiandien ką radau, tą matot va ant kasto išdėliota. Tai jeigu iš tokių įdomesnių, tai
dinga. Vieną tik papuolė carinę. Tai visai dar neblogai išsilaikius. 1,749 metai. 2 zlotai. Šitie tai retai papuola pas mus laukuose. Antra mano tokia tik tai moneta pakelta. Kryželis. Kryželis gražus, bet jis tikrai ne sovietinė. Ne sovietinės epochos, o jisai senesnis, jis carinis. Tai tikrai gražus. Viena laukų blusa, tai yra buratinka. Ir išskirtinė arkliena tokia. Man atrodo, tokios dar nebuvau matęs. Ir šitą arkliena gražiai, tik tai tiek, kad palūžus. O šitas tai dažnesnis. Šitas esu kelias radęs. Įdomus egzempliorius, bet būna, kad raštai skiriasi. Būna ir vienodi. Tai va, tiek. Bičiuliai, iš šito lauko. Ką? Eisim ieškot kitą dieną kitos vietos kažkur. Galbūt senesnę vietą aptiksim. Tikėkimės. Šiandien tiek, tai ką noriu jums palinkėti. Nei kamštelio poryte, o tik gerų radinių ir susitiksim greitų metų kitam lauke. Einam, ieškom, randam. Dar ką norėčiau pridurti, bičiuliai, tai po paskutinio mano video ten yra mano komentaras, kad užsikaskim duobeles ir išsineškim šiukšles, tai susisiekė su manim keletas ūkininkų. Iš tikrųjų yra pasipiktinę kai kurie mumis, nes neužsikasam duobių, nežinau kodėl mes jų neužsikasam, dėl to, kad tingim, ar dėl to, kad nežinom, kad jas reikia užsikast. Galbūt kiti žmonės galvoja, va, čia laukas nukultas, ražiena, užkast nereikia, vis tiek kultivos, ne, chebra. Reikia užkast viską, nes važiuoja su technika, įkrenta ratas į tas duobės, nepatogumai. Ir šiaip, ta pati kultūra mūsų turėtų būti aukšto lygio, kad mes gautumėm tų ūkininkų pasitikėjimą ir leistų mūsų tos laukus. Tai dar kartą prašau visų, užsikasam duobės ir išsinešam šiukšlės. Tai aš manau, jeigu pamatom tokius kolegas, kurie neužsikasa duobių, neišsineša šiukšlių, tai jas reikia sudrausminti ir paaiškinti jiems, kodėl tas šiukšlės reikėtų išsinešti ir užsikas duobės. O jeigu jie nesupranta, tai jos reikėtų viešinti. Gal taip jie supras, aš nežinau, kito paaiškinimo nėra, bet tikrai man patinka tas hobis ir aš nenorėčiau, kad paprašęs ūkininko gauti atsakymą, kad ne, nes jūs nesugeba dorai elgtis. Tai tiek žinių, chebra. Einam, ieškom, randam.